Aš irgi vieną paskui pirmą jumis dėjau. Aš irgi dėjau. Pirmai, kur leidotės, pirmai. Ten va tuo, kur dabar čia ir leidomės ir dėjau ten ant pirmo posūkio. Kaip merginos jūsų nuotaikos? Superinės. Superinės. Kaip Dovilės gimtadieninė nuotaika? Gera? Kaip jaučiatės pasenusi vienais metais, ar ne? Taip pat kaip vakar. Labai smagios, trasos, plačios. Tai kalnuose sutikt gimtadienį beveik buvo svajonė. Dar trobeliai būtų viršui kažkur. Chicken head for sound, put your hands up the ground. Was that right? One to the front, and one to the side. Grab the whole house, and climb around twice the leg, look back there. Davai žaibą duodat. Ačiū už puikią kompaniją. Super. Puikią dieną šiandien apturėjom. Buvo labai geras oras. Painai. Taip pavarėm, kad Doviliai truputėlį sanariukai kojos. Viena koja kažkodėl tai neklauso. Jau nupirkti tepalo, kad rytoj vėl būtų ready. Miestelėje žmonės šurmuliuoja. Turėtų būti pagal viską po kalėdų, vat nuo šiandien netgi daugiau žmonių negu kad buvo iki kalėdų, nes daug kas užbukinta ir kempinge sakė, kad mažesnis užimtumas iki dabar negu po kalėdų. Naujiem metam irgi viskas pilnai užsakyti. Jau temsta, mūsų chebra ima paskutinės minutės ant kalno. Negali sustoti, čiuožti. Nu. Šaunuolė! Kokie raudoni skruostai. Taip ir gyvenom. Darom servizą. Ponė iškart nuėjo į dušą. Tai vat. Garas eina kaip iš pirties, kai janoji maudos. Mėnulis apšviečia. Lekiam, skubam. Net ir čia atvažiavęs atrodo atostogų. Irgi greičiau ten. O tokių paprastų dalykų nematom, tokio grožio, va. Kaip gražu. Labas rytas, gruodžio 27 diena, šeštadienis. Oras puikus. Lvinijo vyksta varžybos. Daug žmonių, daug žiūrovų. El niño. Al barco, la casa dritta. Sto cercando ma è nebbia fitta. Ti giuro se ti penso questa suona in casa disco. Io sto distratto e tu sei seria. La Sprite, il caffè.
kainytės kempingo. Dabar galioja šitos. Iki kūčių galioja šitos. Camping Piemonte. Labas rytas. Išvažiuojam iš Livynio. Gavom pirkdami parduotuvėje čekį, kad galim 4 eurus netgi gauti dar nuolaidėlę. Nors čia kuras ir taip pigus. Euras 15 dabar rodo. Patikrinsime, kiek mes sudeginome litrų ir kiek mums kainavo pinigų šildymas, nes atvažiavom, užsipylėm pilną baką ir va dabar mes turim už 5 dienas. Vakar kolega važiavo pro tunelį ir sakė, visus iš tunelio išvažiavusius varė į šoną ir liepė nusipirkti ne lengvajam automobiliui skirtą vinjetę, va kaip čia, kur mes standartiškai pasiprašėm iki 3,5 tonos, o pasirodo, šveicarai nuo 25 metų įsivedė, kad kemperiai priskiriami sunkesniam prie sunkiasvorio transporto, daugiau negu 3,5 tonos. Nu, iš dalies tai yra teisybė, bet kai ateini pirkti pagal dokumentus M1 kategoriją ir tavo svoris yra iki 3,5 tonos, tai jų kaip ir baust nieko nebaudė, bet prašė nusipirkti vienos dienos, nes jeigu pravažiuosi tik tais per vieną dieną, tai nusipirkti vienos dienos visiškai kita vinjetė, kuri kainavo 28 eurus už vieną dieną. Čia sumokėjom 40 frankų, ar ne, už metinę. Nu, tai ženklus skirtumas, tai kaip ir sakėm, kad dabar nusipirkom metinius kelius, tai galėsim važiuoti vasarą. Bet tai jeigu čia už dieną reikia susimokėti po 25. Į miestelį Resce, šiaurės Italijoje, pakeliui link Innsbruko nuo Livynio. Šiek tiek paanalizavom, pažiūrėjom, kad čia turėtų būti paskendusi bažnyčia, bet jinai matosi, ežere paskendusi bažnyčia, bet jinai matoma, kada vandens lygis nukrenta. Panašu, kad mums šiandien to nepavyks padaryti, pamatyti. Tai truputėlį pasivaikščiosim. Labai gražus čia toks parkas, pieva, kurią net laisto. Matosi, kad visur yra išlindę laistymo sistemos elementai. Tai čia turbūt šita visa pieva tai labai žaliuoja. Labai gražu. Šiaip labai gražus peizažas, kalnai. Dabar yra miestelėje
7 laipsniai šilumos. Nu, vėjukas, tai jaučiasi truputėlį vėsiau, bet šiaip tai pasikeitė, išvažiavom -10, gal buvo -9. Jau po truputėlį saulė kilo ir šilo ir Livinijo, bet čia vienu tarpu buvo 10 laipsnių šilumos. Ant kiek skiriasi temperatūra nuvažiavus, čia turbūt tikrai 5 kilometrų nuo Livinijo. Bandykit įsivaizduoti, kad bažnyčia yra tenais. Halo, atvažiavome mes į Innsbruką! Dabar vietą susivesk savo kemperį. Alsta. Jeigu įleido, tai stalas. Kaip jau minėjome, atvykome į Innsbruką. Einam paanalizuosim miestą. Pasistatėm stovėjimo aikštelėje mašiną. Beveik pilna buvo. Žiūrim, kad čia yra aplink tą aikštelę pristatyta kemperių vienas, ten toliau kitas, gal greičiausiai dieną atvykus net nerado, kur arčiau centro pasiparkuot. Standartiškai važiavau iki Ikėjos pažiūrėti, ar yra aikštelė, nes Ikėja leidžia statyti ir per naktį gali stovėti kemperiai jų aikštelėje, nedraudžia standartiškai, kiek tekę susidurti. Bet čia buvo aikštelė, kuri buvo požeminė ir mums nebuvo galimybės į ją įvažiuoti. Šaltukas. Naktį bus iki -4. Dabar 4, bet vis tiek taip atrodo vėsoka. Čia. Žinčiau, čia cerkvė gal, ne? Bet kokiu atveju gražu. O kaip ir sakiau, vienas kemperis, antras, vanas. Kokie vaizdai, kalnai, miestas gražus jau dabar. Oi, kiek šnapsiuko. Kaip vietiniai vadina. Šnaps. Slyvukas 100 ml, 6,90. Maracuja. Sí, maracuja. Puoi prendere maracuja. Alta. Tai kiaušininis, riešutinis, apelsininis, žolelių, obuolių, vynuogių ir stipresnio, ir lengvesnio. Kokio tik čia nėra. Ragausim 50 laipsnių. Geras, tik mažai. Jo, ten groja viršui. Garsusis stogelis. Kol
kurio orkestras kuria šventinę nuotaiką visiems susirinkusiems. Na, gražus labai senamiestis. Kaip norėčiau čia užkilt, kaip pravažiuot mašiną ir aš čia užkilt. Žmonių daug. Papuošta. Bet papuoštas taip pat senamiestis, pati širdis. This and yes. Yeah. Šiek tiek patyrinėjom, pakaštavojom ir judam link savo kemperiuko. Eisim ilsėtis, rytoj pirmadienis. Rytoj išlysim dar gal dieną prasieiti pažiūrėti, nes tas senamiestis kažkaip labai minimaliai apšviestas. Tie patys pastatai nėra daug apšviesti ir manau tie spalvoti namai geriau matysis rytoj, tas gražesnis vaizdas atsivers. Aš visas raudonas dėl to, kad apšvietimas ruošia sceną naujųjų metų vakaro sutikimui. Tai žodžiu, tiek reikalų. Iki rytojaus judam į poilsį. Parėjom, einu padarysiu kainas. Kokios kainos. Kemperiukų visokių yra senesnių, naujesnių, visokių. Čia yra tablo. Jeigu gerai perskaitėm, tai turėtų būti už naktį 10 euriukų. Ką mes čia turim? Čiuk. Na, maksimal iki 7 ryto 10 euriukų. Paskui 1 valanda 2 euriukai. Sekanti valanda irgi po 2 eurus. Visą dieną 16 eurų. Tai iki rytojaus vakaro mums kainuotų 26 eurus. Bet čia praktiškai pačiam centre mes. Tai kaip sako, vandens čia nėra, elektros nereikia, vandens turim prisipylę. Tai čia viskas lava. Bet mes nebūsim rytoj iki vakaro. Ilgiausiai turbūt iki pietų. Labas rytas, pirmadienis, gruodžio 29 diena, darbas iš ofiso. Su vaizdu. Šį kartą vaizdai truputėlį tokia kalnų viršūnės. Šiąnakt nakvojam čia, kaip vakar ir matė turbūt, pasidalinom informaciją. Pusryčiai pavalgyti, truputėlį pasidarbuota, kažkas dar irgi darbuojasi. Kojytė išgerta, kažkas dar, nors jau beveik pietų metas, vartosi lovose. Hello. Eisim pasivaikščiot ir judėsim link Vokietijos. Einam patyrinėti dar dienos šviesoje miestą. Ir grįžę, trauksim link Vokietijos. Reikia atmirkti. Grįžti į Lietuvą atmirkusią odą. Ne, atidaryta.
Labai gražu, graži prakartėlė. Čia ruošia teologijos fakultetas, ruošia šventikus, kunigus. Čia iš karto atlieka praktiką. Einam toliau. Ką mes čia pamatysim? Gražus oras, puikia nuotaika. Kokie gražūs pastatai, kaip jie gražiai dekoruoti, spalvos kokios. Gražumėlis. Tai jau tikrai. Austrijoje priimta, kad visos mugės, miesteliai, kalėdiniai, jie iki kalėdų. Nes kaip ir praėjusiais metais, kada mes buvom Austrijoje, nusistebėjom, Vienoj buvom, ar ne, tai konkrečiai taip pat buvo po kalėdų, tarp kalėdų ir naujų viskas buvo demontuojama kaip ir čia ir bus susandėliuota kitiem metams. Pas mūsų tai ima maksimumą iki 3 karalių viską laiko, o čia vat kalėdos ir viskas, matyt, tie nauji metai nėra taip sureikšminami, kad laikyti prekybą. Bet žmonių, man atrodo, visą laiką būna mieste. Čia priešais mumis vat ir vakar vakare statė didelę sceną, programos įrašyta, kaip čia veiksmas vyks 31 dieną, 30, tai jau rytoj bus matyt galingai švenčiami nauji metai Innsbruko centre. Judam link Vokietijos. Innsbrukas susidarė toks vaizdas, kad didelis, neaukštas miestas su labai gražiu senamiesčiu. Tikrai rekomendacija atvykti čia. Miestas gražus, svetingas, daug turistų senamiestyje. Ką, važiuojam link Vokietijos, link Erding miesto, kur bus maudynės. Bundesrepublik Deutschland. Galvojam, kad atšilo. Vaikščiosim po megztinukų ir liemenę, bet pasirodo, kad nieko panašaus. Visur balta, kur dairais. Mum iki baseinukų liko 10 kilometrų. Kaip jums patinka, kiek žmonių net ant pievos daro vietas? Per daug. Pompastik. Čia įvažiuoji, pasistatai. Tak, 24 valandos 22 eurai. Tai čia yra kempingas, tai viskas gerai, tai mums jisai tinka, mes ar tik tais svarbiausia, kad išvažiuotumėm paskui ir viskas, Bet mes važiuosim iki miestelio. Kemperiukas paliktas aikštelėje,
Atvažiavom į gigantišką Europoje vieną didžiausių baseinų. Vokietijoje. Wow. Kai dydis. Penktą valandą vakaro. Žmonių įeiti. Oho. Gali iki 11 valandos pramogauti. Čia per didelis mepas. Čia jūra. Čia va. Paplūdimiai kažkokie irgi. Ne, čia viskas. Kalneliai. Žodžiu. Vokiečiai turi savo tvarką ir tu ką jiems. 4 valandos. Nėra jokių vaikų ar šeimos bilietų. Visiems vienodai, tiek suaugęs, tiek vaikas. 4 valandos 48 euriukai. 5 valandos PM8. Visa diena ten dar plus 10 eurų dasideda. Bet kadangi mes atvarėm vakarop, dirba iki 11, tai čia pavakarosim. Bet kainos, įdomiai, bet ne, sako, jokių nėra family tiketų. Von hier mehr nach unten und 4 Nu kažkas tragiško, žinokit, kur mes čia papuolėm. Žiauru. Lietuvoje tai būtų, sakytų, dėl saugumo negalima čia tiek būti. Vienu metu nežinau, kaip čia jie evakuotųsi. Tiek žmonių. Čia tai dar laukia, dar normaliai, bet viduje tai kažkas tragiško. Kartoju, kažkas baisaus čia yra. Nu, nepamenu, kada taip blogai išleidau pinigus. Išsiturškę, išsibuvę. Kaip sakant, viskas. Einam pupa. Bet jūs pažiūrėkit. Oi. Čiaudyt norėjau, nes teisybę pagalvojau. Daugia aukštė aikštelė. Ir joje dafiga mašinų telpa. Čia, visur. Čia yra akivaizdžiai per daug. Čia darė tokią komerciją šiandien ir turbūt visas dienas. Čia, aš nežinau, kiek čia suvažiavę. Netoli Müncheno esanti vieta. Ir dėl to čia suvažiavo belenkiek žmonių. Iš tikrųjų, pas mūsų Lietuvoje nesu matęs nė viename baseine, kad būtų tiek žmonių. Čia ne dėl saugumo ir dėl visko. Čia turbūt, leidžiasi vieni kitiem ant galvų. Nėra to, kad kur jau patys tačiausia, tai ten kažkiek žiūri, kad iščiuoštų vėliau. O taip visos čiuožyklos čiuožia vieni paskui kitus, duoda. Viena prie mūsų prasiskėlė galvą, kažkas ten įspyrė, trinktelėjo, virto. Žodžiu, balaganas. Čia tikrai niekam nerekomenduoju važiuoti. Čia subinė skylė. Dar per gražiai pasakyti. Va, aišku, jau dabar mašinų tiek nėra. Bet čia visur aikštelės mašinų. Aš nežinau. Jeigu spintelių persirengimo yra ar 5000. 10. Mačiau nuo 8000 dar ėjo. Tai gali būti daugiau dar. Aš čia nežinau, čia visas Jurbarkas po vienu stogo gali būti vadinasi. Žiauri. Aišku, jūs čia nevažiuosit, nes aš jums čia važiuoti nerekomenduoju, bet, jeigu kartais sugalvotumėt čia atvažiuoti, tai būtinai pasiprašykit apsimokėję už baseinus, ar ne,
Kad apsimokėsit, paprašykit kasoj, kad jums duotų čekiuką, kad galėtumėt naktį čia stovėti. Nes šitoje aikšteliai, ar ne, kur ženklais parodyta parkingas, čia galit stovėti naktį nemokamai. Greta yra 50 metrų, maks 100 vadinamasis kempingas, kur kainuoja 22 eurus. Tai čia šita aikštelė yra nemokama. Kemperių panašu, kad šiąnakt bus tikrai čia nemažai. Labas rytas, gruodžio 30 diena, nakvynė mūsų buvo čia vat, su nemažai kolegų. Išvažiuojam. Kaip ir vakar pasakojau, kokia buvo aikštelė. Kaip ir vakar pasakojau, ar ne, čia buvo visur mašinos šitoje aikštelėje. Buvo kažkas baisaus su užimtumu ir žmonių gausa. Jau ir dabar darbuojasi reguliuotojai. Čekijos ypatumai, neradom niekur, kur užsipilti vandens, nes visi kraniukai išjungti žiemą. Tai kelintą jau sunešiojai? 8. O dar tik 2 trečdaliai pripilti. Žodžiu, žmogus pasivaikščios ir paspaudinės mygtuko daug. Nėra labai didelis spaudimas ir dar reikia minkyti vis kas kiek tai minučių. Kokių minučių, sekundžių. Galvelė jau peršalo. Bėga tokia kaip samagonas miške. Ir viskas. Tai va taip ir žaidžiamės. Bet nieko, prisipildysim geriau. Šikna nuplauta. Rankos užšalusios. Negu šikna bus neplauta. Labas rytas. Gruodžio 31 diena. Po vakarykščių nuotykių, kur užsipilti vandens, mums viskas pasisekė, kitaip ir negalėjo būti iš tikrųjų. Apsistojom aikštelėje, vienoje iš 3, kuri buvo vertinama geriausiai, pažymėsiu. Tai yra prie futbolo stadionų, prie aikštynų, iš kitos pusės Škoda Volkswagen atstovybės, tokia didelė aplink esanti erdvė, aikštelė, kur iki vidurnakčio, net ir po vidurnakčio atvažiavo, vis mašinos važiuodavo ir čia pasnigė, ledukas toks, naktį šalo, tai jie čia driftino, saulės piešė, ko tik tais jie čia nedarė. Bet kokiu atveju naktis buvo rami, išsimiegota. Dabar einam pažiūrėti kažkur tai už manęs turėtų būti senamiestis. Mes šiaip čia esam ant kalno, kai atvažinėjom, tai matėsi visa Praha iš abiejų pusių. Tai pasižiūrėsim, ar mes čia liksim šiąnakt, bet kažkaip linkęs labiau važiuoti kitą aikštelę, nes čia toks pramoninis kažkur reikėtų gal. Šiaip netrodo, kad labai toli reikėtų eiti iki centro, bet manau pavažiuosim arčiau, kad dar arčiau būtų. Leikiam ieškoti kitos aikštelės arčiau centro. Žiūrėsim, ką ten rasim, gal bus vietos. Atvažiavom užsipilti kuro. Dabar, žodžiu, rapas piktas, kaip visada. Atvažiavom į kažkokią va šitą degalinę. Nežinau, neįsivaizduot. Čia va rapas, mamytė dirba, tetis. O čia aš. Išpratėjus pikta babulė. Supratau, jūs nemokant filmuot. Žodžiu, o čia va tetis pilas kurą.
važiuosim į kažkokią stovėjimo kaip parkingo aikštelę. Lyg sutiksim ten naujus metus turbūt, jeigu patiks aikštelė. Nežinau, neįsivaizduoju. Ir jo. O daugiau kaip ir paskui eisim gal pasivaikščiot, nežinau, neįsivaizduoju. Žodžiu, ate. Komentarai apie šią kelionę, Rapolas. Kokia kelionė? Baisi. Mama, kokia kelionė? Liuks. Rapolai? Baisi. Supratau. Man? Nu tokia yra fainų dalykų. Pavyzdžiui, kai slidinėjau, man labai patiko. Dabar, kai vaikštom, nelabai. Pavyzdžiui, baseinas man irgi žiauriai patiko. Lauksim tėčio nuomonės, kai pareis iš degalinės. Va, parėjo tėtis ir dabar jo nuomonė apie šią kelionę. Ar gera, ar bloga, nuomonė, faina, kaip buvo smagu, ar nežinau, nu žodžiu sakyti. Dabar dar per anksti sakyti. Dar kelionė dar tęsiasi. Iki šiol viskas buvo gerai. Kaip sako, be didelių nesklandumų, išskyrus, kad du maži kirminiukai mumis karts nuo karto erzina. Bet vis dėlto prasidėjo 3 savaitė, nėra ką norėt. Čia tuose, net nežinau, net ne 10 kvadratų, kad tokia trintis. Bet manau, išgyvensim, viskas tvarkoj. Vasarą platesnė erdvė gyvenam negu žiemą, susispaudę, tai viskas kitaip ir pernešama. Nu va, buvo tokia nuomonė tėčio. Nelabai jaučia gera, bet gerai, ate. Palikom kemperiuką, kaip ir sakiau, aikštelė kita. Ten vat daug autobusų, daug kemperių. Sprogdina bombaskės. Ir dabar čia vat mum perėjo šitą parką, atsivers puiki Prahos panorama.